Marčios žiedas. Marčios žiedas aukso išgaišo. Gal į suolą stovėjo atsiberka su mėkynom. Ana pasidėjęs lintelį įprausis. In mėkynų išlaikė žiedas. Mėkynas išnešė karviai. Į karvę suėdė tų žiedų. Važiuojant burtininkų į su mažu berniukeliu. Važiuodami sušalo į berniukelį užkėlė ant pečiaus. Pasakė burtininkui, tas sako, tu dabar eik už durų, aš bursiu. Kai tas žmogus išėjo, tai burtininkas išvadino iš papečkės kokį kapkacinų. Tas įsako, dabar jie keikės in mergos, per tų gaspadorių buvo merga. Tai sakė, kad ana paėmė tų žiedų. Žiedas per karvį vėdari, tai tu sakykė, kad per mergų. Tai aš tau už būrimų užmokėsiu. Man bus jų dūšios. Anis barsis, pešis. Įpalinda tas kacinas vėpo pečium. Tada grįžo Anės namo ir klausė to berniukelio. Neragėgi tu kapanas būrė? Egi ziedai iš papečies išvadzino kacinų juodų dzidelį. Tai tas kacinas sakė, kad žiedas per juodų karvį vėdari. Ale tu sakai, in ko Anė sako, in mergos. Tai tau bus aš būrimų, man jų dūšios. Tėvas, būdamas nepasgailė dabar į karvės. Atvažiavo, išėjo į papjovę karvį. Jaugi sako, nebūti galo, bus nuotarcis. Pjausis per visų viekų marci su dukteriu. Paspjovė, išvertė vėdarus, ieškots ir rado žiedų.